Tai baimė jums kalba apie tai, ko nėra. Ir jūs tiesiog tikit tuom. Ir kaip tada galima šito atsikratyti, jeigu jūs to tikit? Galima netikėti nebent tuo, kas yra sakoma, tie titrai, kurie ateina, jūs netikit, kad tai yra tiesa. Bet tada net nereikės nieko atsikratyti, tiesiog jūs netikit ir eina darot savo. Jūs kaip ale prieštaraujat toms mintims. Norėjusi pasakyti, prieštarauji savo, bet iš tikrųjų yra ne taip. Tu ne savo prieštarauji, nes tai nėra tavo mintys. Jos tiesiog ateina tos mintis. Jos nėra tavo. Čia net tu generuoji jas. Jos generuojasi savaime. Ir kada žmogus vis labiau sąmoningėja, jisai pradeda matyti tas mintis. Ir jis pradeda suprasti, kad jos ateina pačios. Kad tas viduje kalbantis, tos subtitrus, jisai kalba tiesiog, pas jį eina kalbėjimas. Ir čia iš vienos pusės sudėtingas dalykas, iš kitos pusės labai lengvas, bet čia kaip kam. Žodžiu, reikia sąmoningumą įjungti. Ir jeigu jums tai iš tikrųjų didelė problema yra, tai imkit lapą popieriaus, pasimkit tušinuką ir išrašykit visas baimės, kurios ateina į galvą. Jūs tada kiekvieną tą baimę pasiimat ir apžiūrinėjat. Kiekvieną ją imat ir, su tokia mintim, o jeigu taip ir bus, ką aš tada darysiu?